Sveiki, laba diena, bendra tarot prognozė balandžio 21-30 diena Ožiaragis. Pasižiūrėkime šitą paskutinę laiko tarpą balandžio. Kokiosgi energijos bus bendros, savijauta Ožiaragio, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, darbas, staigmena ir naujiena. Taip, dabar žiūrėkit, kokios gi energijos šį laiko tarpą Ožiaragių gyvenime. Vis dėlto tai galima sakyti, reikės galbūt susidurti su kažkokiom tai įstaigom, kažkokie tai dokumentų pasirašymai, kažkas taip sutarčių pasirašymai, kontraktų pasirašymai. Žinot, kažkas tai gali būti susijęs būtent su įstatymu, viskas pagal įstatymą, pagal taisyklės ir visa kita. Bet, žodžiu, jeigu ne, tai galbūt bus kažkoks vyriškis, kuris vis dėlto būtent toksai griežtas, be jokių jausmų, absoliučiai čia apie jausmus nešnekam, žodžiu, toksai vien tik tai taip, kaip turi būti, toksai reikalaujantis. Tai gali būti darbdavys, tai gali būti sutuoktinis, suprantat. Ta prasme, jeigu kažkur suklysi, būsi nubausta vos ne taip, ta prasme. Nors iš tikrųjų ir taip ir sakoma, galbūt toks ir patarimas būtų, kad jeigu vis dėlto kažką tai darysite šį laiko tarpą, kažkokius svarbius dalykus, suprantat, pasirašysite kažkokias tai sutartis, kažkokius tai įsipareigojimus, dar kažką tai. Būtent perskaitykite 3 kartus, po to tik tai pasirašykite, nes, kaip sakant, šitoj situacijoje klaidos neįmanomos. Suprantat, jeigu kažką padarysit, kažkur kažką pasakysit, pasirašysit, tai jau bus, kaip sakant, pagal įstatymą ir kelio atgal nėra. Tai žodžiu, taip irgi atsargiai, ta prasme ne tiek, kad atsargiai, bet viską labai gerai apgalvokite šitą laiko tarpą, galbūt, kad nepriveltumėt kažkokių tai klaidų. Savijauta, būtent iš tikrųjų paslaptis. Ožiaragis iš tikrųjų realiai negali suprasti situacijos. Jo ta savijauta, kad jisai kažkokios tai paslaptis, kažko nesupranta, kažkas tai paslėpta. Kažkur tai viską galbūt mato ir iškraipyta. Suprantat, nes mėnulio šviesoje mes matome šešėlius, taip, ir jie būna kartais iškraipyti. Tai būtent ir ta savijauta, kažkokių paslapčių galbūt, gal tikrai tų paslapčių yra, nes būtent kas vyksta. Kažkoks tai įvykis, kuris atrodė stabilus, jisai tiesiog išslysta iš po kojų ir ta prasme viskas, kas atrodė stabilu, galbūt užtikrinta, viskas išslysta iš po kojų, ta prasme kažkas tai pasibaigia, kažkas tai baigėsi, suprantat. Ir būtent Ožiaragis, jisai galbūt jau ir yra pavargęs tiesiog arba net nežino, ką daryti šitoj situacijoje, nes būtent mintis jam nepadeda, jisai aiškiai negali suprasti situacijos šitos. Netgi net nemato kažkokių perspektyvų, kad gyvenimas tęsiasi, yra perspektyvų gyvenime, tai nėra pasaulio pabaiga, taip, bet tos paslaptis, kad tos situacijos nesupranta, ta savijauta, kad nesupranti, ką daryti, nežinai, ką daryti ir nežinai iš vis, kaip elgtis. Finansai, būtent finansų srityje Ožiaragiai galvoja apie praeitį, jie vis dėlto, galbūt ir ta savijauta susijusi su finansais, taip, kad galbūt kažkokie yra tikslus finansiniai praradimai, taip, arba būtent galvoji, kad kaip išsaugoti tuos finansus. Būtent galvojama apie praeitį, suprantat. Vis dėlto galvojimas apie praeitį, bet tai yra kažkokia tai nauja pradžia, kažkoks tai atgimimas, kažko tai naujo gimimas. Suprantat, tai vis dėlto be abejo, jeigu kažkas tai gyvenime baigėsi, bet būtent yra daug naujų galimybių, tik reikės pamatyti. Ir iš tikrųjų tai yra saugumas, stabilumas. Ožiaragiai iš tikrųjų turi jausti stabiliai ir saugiai. Suprantat, jie galbūt tokie žmonės yra, kad jau jų gyvenime
materialiam pasauly jie taip jaučiasi, supranta, turi gerą darbą, nu, žodžiu, jaučiasi stabiliai, saugiai ir kurie net jie gali pasirūpinti kitais. Asmeninis gyvenimas, šeima, jausmai, va būtent ožiaragiai vis dėlto jaučiasi nusivylę, taip galima sakyti, nes jie daug dėjo jėgų, daug dėjo pastangų ir vis dėlto lieka įskaudinta širdimi, suprantat. Bet tai gali būti susiję ar tai su vaikais, arba vis dėlto tai kažkas tai yra susiję su praeitimi, suprantat. Tai vis dėlto galėjo būti, kaip sakant, antras medaus mėnuo. Galbūt vis dėlto santuokoje buvo bandoma kažką, tai žinot, nu, pradėsim iš naujo, visą kitą. Ir vis dėlto lieka įskaudintas, nes nebuvo to rezultato, kokio tikisi. Bet tai gali būti ir bet koks žmogus, tai gali būti geriausias draugas, suprantat, va kažkoks tai žmogus, tiesiog iš praeities, su kuriuo santykiai ten nutrūko ar nutolo, nu, žinot, dėl kažkokių priežasčių. Ir galbūt va yra, kad tikėjasi, kad, nu, sugrįš viskas taip kaip anksčiau ir bus viskas gerai, bet dėja vis tiek ožiaragiai lieka įskaudinti, suprantat. Nu, vis tiek įvykiai nevyksta taip, kaip norisi, vis tiek negauna to, ko nori ožiaragiai. Darbas, darbai iš tikrųjų ožiaragiai, kolektyvas, finansai, manyčiau, turi būti viskas labai gerai, tikrai, ta prasme, ožiaragiai savo vietoje ir net darbe šiuo laikotarpiu neturėtų kilti kažkokių tai ypatingų problemų. Viskas stabilu, viskas gerai. Ir va staigmena ir naujiena, va būtent staigmena, tai gali būti iš jauno žmogaus, iš tokio jauno energiško žmogaus, tokia kaip ugnis, suprantat, žmogus, kuris uždega. Arba tai tokia staigmena, kad va būtent jinai bus tokia gerai neapgalvota ir tokia, galima sakyti, impulsyvi. Kažkoks įvykis bus toksai padarytas galbūt impulsyviai, suprantat. Ir va ta naujiena, kad vis dėlto kažkas tai pabaiga. Galbūt būtent ta staigmena bus padaryta absoliučiai impulsyviai, ko netgi nesitikė ožiaragiai. Ir kad tai yra pabaiga. Va būtent sužinos, kad tai pabaiga. Galbūt va kažkas tai tiesiog nutrauks kažkokius tai santykius, dar kažką tai, suprantat. Arba patys ožiaragiai nuspręs kažką tai nutraukti. Žiūrėkit, vis dėlto, kas vyksta, vis dėlto tai kažkokia tai pradžia yra, va būtent jausmai, tai yra du žmonės, tai yra jausmai. Galbūt ožiaragiai turi kažkokią tai naują pažintį, kažkokia, nu, kaip sakant, tai yra nauja ir vis dėlto, žinot, kaip sakant, tik nauji pasimatymai, tokia pradžia tik tai, taip, kažkokių tai santykių. Bet tai gali būti ir santykiai vis dėlto su senu partneriu, bet iš naujo, suprantat. Bet kas vyksta, tai yra intrigos, tai yra apkalbos, tai yra kova, tai yra konfliktai. Va būtent šitoje situacijoje tai yra konfliktinės situacijos, tai yra kova, tai laimėti bet kokią kainą, suprantat. Tai kažkas va būtent jausmų srityje, tai tikrai, žodžiu, tokios konfliktinės situacijos yra. Ir va būtent šitoj situacijoj, galbūt dar tų tokių baisinių konfliktinių situacijų nėra, bet galbūt vis ožiaragiai svajoja, kad, nu, jeigu mane myli, tai čia, žodžiu, viskas susitvarkys. Bet vis dėlto ožiaragiai vis dėlto jie kažką galvoja, kažką tai keisti, tik dar nelabai ryžtasi, nes va būtent ta laimė tokia tikra ar netikra, suprantat. Tai gal patys vis dėlto ožiaragiai supranta, kad tie jausmai, kažkas tai šitoj situacijoje, tie konfliktinės situacijos, visa kita, galbūt reikia kažką tai keisti, kažkur tai kažką tai daryti, nes va būtent ta laimė, jinai galbūt nėra ta tikroji, kurią mes demonstruojam, nes patiem ožiaragiam yra blogai. Tos va konfliktinės situacijos, dar kažkas, intrigos, dar kažkas. Pasižiūrėkim.
Žinot, vis dėlto gal daugumai ožiaragių, be abejo, tai yra bendra taro prognozė, dėlionė, tai suprantat, kad netiks visiems ožiaragiai, nes ožiaragiams tai yra nelogiška. Bet va būtent tai gali būti va šitas va karas vykti būtent su sutuoktiniu santuokoje. Sutuoktinis, sužadėtinis, ta prasme, kažkas tokiam dalyke. Ir va būtent teisingumas, va būtent galbūt va šiuo metu ožiaragiai bandys kažkokiu būdu teisingai pasielgti ir, ta prasme, teisingumą pasiekti. Ir nes va tos konfliktinės situacijos, visa kita, tai va jos gali būti tiesiog konfliktai dėl kažko, va būtent santykiuose. Nes vis dėlto, žinot, yra ta aistra ir tas prisirišimas, suprantat. Tai kažkokiu būdu vis tiek galbūt, aišku, galbūt tie santykiai, santuoka daug metų ar dar kažkas, tai tiesiog žmogus yra prisirišęs, vis tiek pripratęs, galima sakyti. Ir va būtent vis tiek galbūt yra kažkokia ta aistra, bet ta aistra gali būti tiesiog tas temperamentas, tos energijos, suprantat, tokios, kad aš kariausiu, nes kaip sako, kaip meilė, taip ir kare. Suprantat, tos pačios energijos, suprantat, eina. Ir va būtent dovana, ir pažiūrėkim. Žiūrėkit, vis dėlto, žiūrėkit, kad negautumėte tokios dovanėlės, dėl ko, kad jumis nemanipuliuotų, iš godumo. Ir vis dėlto tai yra gyvatė. Suprantat, gyvatė tai va tas žmogus gali, kuris tiesiog pakeisti savo odą ir jūs galite pamatyti žmogaus tikrą veidą. Suprantat. Va būtent va šitas va dalykas, suprantat, tai galbūt jūs tą ir pamatysite, va tą žmogų, taip, va jums bus dovana duota, kad pamatytumėte realiai situaciją, kurios dabar jūs nematote, kažkas pas jūs savijautų neaišku. Kad vis dėlto jūs pamatysit, kad tas žmogus, va būtent karas, konfliktai, visa kita, va šitie dalykai, tai dėl ko? Dėl godumo. Dėl godumo ir va bando tiesiog manipuliuoti, bando kažkokius dalykus daryti ir jūs galite pamatyti tą žmogų. Tai realiai, kad jisai toksai yra. Tai va, tokia ožiaragių savaitė, ganėtinai kovinga. Jeigu jums patiko šitas video, dėkite laikiuką, būsiu dėkinga. Ir ačiū, kad buvote ir pasimatysime greitai. Iki.